kada tu užsivelki pirmą kartą aprangą su Lietuvos rinktinės marškinėliais, kada tu gauni tuos marškinėlius, tai daugumai krepšininkų tai realiai yra svajonė. Kada jinai įsipildo, tai tau visam gyvenimui užsideda tas antspaudas, tas jausmas, kurį tu pirmą kartą patyrei, kai tu patekai į Lietuvos rinktinę. Kada tu grįžti kažką laimėjęs arba net ir nelaimėjęs, ypatingai tada, kai užimi 4. vietą, kur yra pati šlykščiausia, turbūt pats šlykščiausias dalykas pasaulyje sporto, kurį gali sugalvoti. Ir tave sutinka dėl 4. vietos ten 10 000 žmonių. Tu pamatai, kad jie atėjo ir tada krepšininkas suvokia, kad tai yra kažkas daugiau. Priekį prieš Sanikytę. Du taškai! Kuzminskas. Štai taip, Mindaugas Kuzminskas. Čia Jono bandymas atsakyti tuo pačiu ir štai bravo. Seibutis. Dar vienas metimas. Ir 3 taškai! Jankunas, 2 taškai! Kalnietis Kavaliauskui gerai. Viršaus. Kamuolys. Mantas Kalnietis! Mantas Kalnietis! Jonas Mažiulis paliktas laisvas ir žinoma, reikia mesti. Jonas Valančiūnas pataiko tokį sudėtingą metimą. Bus Kalniečio perdavimas ir efektingas Kuzminsko dėjimas. Mačiulis. Perdavimas Kalniečiui. Kalnietis 2 taškai. Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnietis. Ir šaus. Mačiulis vėl laisvas iš toli. 3 taškai. Mačiuliui 1 sekundė, reikia metimo ir pataiko Jonas Mačiulis. Prašiai suklaidina varžovą Mindaugas Kuzminskas. Reikia mesti, paskutinės atakai skirto 3 taškai. Iš toli. 3 taškai! Kalnietis. Štai Ai, Mantas Kalnietis. Kalnietis įkerta. 2 taškai. Ir Mantas Kalnietis!